Labas rytas, nauja diena, važiuoju apsipirkti valgyti į Urmo naktinį turgų. Antradienis kaip visada ir dabar yra po 6 kažkur 15. Tai tikiuosi dabar rasiu dar tą ūkininką su savo dažom, nes aną kartą neradau ir buvo biški liūdna, nes reikėjo pirkti šulinių ganėtinai brangiau negu pas ūkininką. Tai tikiuosi rasiu viską, ką norėsiu. Važiuokime drauge į šitą maisto apsipirkimą. Jeigu užmiršau šitą užsidėti striukę, tai labai sušilau ir naktiniam turge, ir nuo skyriui, tai vienu metu parodysiu, ką įsigijau ten ir ten. Kas buvo? Kopūstus nusipirkau iš to ūkininko, sakė labai skanus. Iš jo kolegos nusipirkau 2 tokius didelius brokolius ir šitą mažutę ir šitą įdėjau dovanų. Iš naktinio turgaus čia. Naktiniam turgui dar pirkau paprikų, 1,20 € už kilas buvo. Tada buvo svogūnai, didmenų skyriui pirkau, žukolos, špinatų, buvo po eurą vynuogas už kilą, pomidorai po 6 centų, tai pasiėmiau 2 dėžes. Tada dar pirkau, ką čia, burokėlių, agurkų, paskui dar pirkau už sėklų skyriaus žemės riešutų pakepinti, graikinių riešutų, razinų, spanguolių norėjau, bet negavau. Tada paprastų tų datulių ir dar gysločio lapelio, kad padaryti duonelį. Ir atrodo viskas. Ai ne, dar vieną dalyką, to parodysiu. Ir dar gavau bananų dėžę 5 € už dėžę. Tai pasiėmiau. Iš tikrųjų bananai tie tokie kieti, ne per nokę, tai labai apsidžiaugiau. Kadangi taip labai sušalau, nesušilau, tai įsijungiau šildymą pasišildyti, nes tikrai labai vėsu. Kažkaip išlėkiau ir galvoju, išeisiu be striukės. Tai žinokit, gailiuosi, nes tikrai vėjas visokas ir labai šalta. Tai galvoju dabar gal nuvažiuoti iki ofisą, atsigerti gal kokios arbatos. Arba užsidėti striukę, nes berods ten yra kažkokia plona striukė įdėta. Tai dabar nežinau net kaip daryti, ar mašiną čia pasišilti, nes Maxima ir Lidlas dar nedirbo, nes dar tik yra po 7 kelios minutės, tai čia po 7:10. Tai galvoju, ką čia padaręs, nes iki namų neapsimoka važiuoti, nes šeimina maistas buvo sudėtas. Tada rytukas košės turėjo išvirti, pavalgo ir jos nuveža į ofisą ir paskui aš pasiėmu germaniuką. Tai galvoju, kaip čia padaryti protingiau dabar, nes dar vis tiek niekas nedirba. Nebent iki Promą nuvaryti, apsipirkti, bet iki to tolimesnio jaučiu reikia nuvažiuoti, nes tenai yra tie lavašai, bet nežinau, ar Maximui gausiu germaniukų lavašų, tai pirmą reikėtų kaip ir pažiūrėti, ar germaniukų lavašų gaučiau. Tada reikia nusipirkti ten tų lavašų, nes nežiūrėčiau visai iškepti kebabą. Ar šiaip kažko. Bet labai džiaugiuosi, iš tikrųjų labai, kad gavau pomidorų, bananų pigiai, vynuogių taip pat pigiai po eurą už kilą, 5 € buvo dėžė. Ir dar ką čia? Ir dar kažką gavau. Tai fainai. Galėsiu valgyti kažką padaryti mandresnio. Tai galvoju, džiovinti čia tos bananus ar mums valgyti, nes džiovintų bananų nemažai yra, bet džiovintų pomidorų mažai. Tai gal padarysiu džiovintų džiovintų pomidorų. Ką tik atsiminiau, kad galiu važiuoti iki ofisą, nes ofise yra stiklainių, kuriuos galėčiau pasimti, nes laukiu uždarysiu padažą. Ir dar yra labai daug obuolių, nes atvežė Nerijaus mama obuolių, tai reikia juos sudoroti. Žydukas sako, ar tą nulupo žievę ir jisai vaisių odą, obuolių odą, ar kaip tenai džiovikliai gamino praeitą kartą, jam patiko, pavyko. Tai sakė, dabar darys. Tai kadangi obuolių nemažai, tai tos odos susiplanuoja daryti, bet ir obuolienės norėčiau. Tai galvoju, gal dabar nueiti stiklainį truputį pasimti, nes namie, man atrodo, gal keliai tik tėra. Nes juk pomidorų padažų iš tam neužteks. Iš tikrųjų miego noriu, nes atsikėliau 5 valandą, galvoju, varysiu anksčiau, bet neišvariau, kol sudėjau maistą jam, kol ką. Ir žodžius, taip išėjo. Bet susisikau Urme labai greitai ir dabar galvoju, ką veikti. Bet labai šalta. Tai aš tiesiog netingu kalbėti, nes tiek šalta. Gerai, net mašina gerai šildo. Šildytuvai yra, tai greit sušyla ir labai fainai. Tai viskas, važiuosiu kažkur. O kur tikrai parodysiu ir jau, nes dabar šalta ir neįsivaizduoju. Mintis nelabai veikia, ką daryti, nes be proto šalta sušyla. Visgi važiavau pro Promą, kuris yra Urme.
Ir nusipirkau ryžių plikitą ir avižinių dribsnių. Dabar galėsiu važiuoti iki ofisiuko ar patėlės atsigerti, nes dar liko daugiau negu pusę valandos iki 8, o Maxima ir Lidlas dar nedirba. Sušilsiu, atsigersiu arbatos ir galėsiu važiuoti toliau. Visgi atvažiavau iki ofisiuko, pasidariau arbačiuką ir eisiu atsisėdus, jaučiu po dekučių gerti, nes tikrai iš tikrųjų sušalau. Tai vat, važiuosiu, kai sušilsiu jau ir kai parduotuvės atsidarys, iki Lidlo ir iki Maximos, nes reikia dar kelių dalykėlių, o ką pirksiu, būtinai parodysiu ir jums. Beje, labai daug gerų yra Tupperware pasiūlymų. Jeigu ir jūs nežinote, ką įsigyti dovanų, ar norite padovanoti savo, tai nuoširdžiai sakau, parašyk man žinutę ir atsiųsiu visus dar galiojančius pasiūlymus. Gerai, kai tas ofisiukas prie Paturmo gali nuvažiuoti ir sušilti arbatos atsigėrus. Tai dabar jau šilta ir saulė išlindus, tai iš tikrųjų fainas oras, bet ryte anksti blembačkai kaip šalta buvo. Bet nieko tokio. Atsigėriau arbatos, tai sušilom. Dabar atvažiavau iki Maximos. Reikia nusipirkti prieskonių. Tikiuosi, rasiu ir jų, ir dar kažko reikia. Dabar nepamenu, bet eidama tikiuosi atsiminsiu. Apsipirkau Maximą ir apsipirkau Lidlą. Tai Maximą, matėt, nusipirkau prieskonių. Saldos buvo prieskoniam... Salva. Nu, žodžiu, tiem raudoniem pakeliam nuolaida. Tai buvo viskas galima iššluoti, sakyti. Tai radau tik tai 3 alyvuogių ir 1 sriubos prieskonių. Tada dar nupirkau cukrus taltos opalienės. Ir grikiai buvo su nuolaida, pasiėmiau 1 paką. Ir atrodo kažkaip nieko įdomus daugiau. O Lidle pirkau alyvuogių, nes Miliukas nori kažkokių alyvuogių tenai ir nori padaryti su česnaku, dar ten kažkuo. Tai nupirkau, kad galėtų pagaminti. Tada pirkau tų rankšluostinio popieriaus, kad ne ir į ofisą ir mane į ofisą būtų. Ne į ofisą, muminams ir į ofisą jo. Tada dar tų servetukų paėmiau, kad į ofisą būtų ir būtų pas Nerį, jeigu nosis pradėti pirkti. Nes buvo su nuolaida. Alyvuogių aliejus, beje, kalbėjau su vienu pažįstamu, kuris išmano alyvuogių aliejus. Tai sakė, šitas bene vienas iš geresnių alyvuogių aliejų, kuris yra 100% alyvuogių aliejus ir skonis geras ir taip toliau. Tai žodžiu, pirkit tikrai geras aliejus. Pasirodo, gerą pasirinkimą padariau. Ir dar, ką ten pirkau sodas, nes pyragus kai kepi ir daugiau nieko atrodo. Tai viskas, toks mano maisto apsipirkimas iš tikrųjų nemažas. Šiandieną su vaikais iš tikrųjų truputį vėlavom į mokyklą, nes vakar nuvėjau miegoti gal 2:30 nakties, aš šią naktį nuvėjau, čia kelias valandas iš tikrųjų pamiegojau, sunkiai atsikėliau, nes jeigu nepailsiu, man būna galva sukasi labai stipriai, tai negalėjau atsikelti, nes be proto galva sukėsi. Tai atsikėliau tik 7 valandą beveik ir žodžiu, taip miego dabar noriu, bet šakės. Bet ką norėjau pasakyti? Kad vakar daug padirbau, pomidorų padažas padarytas, obuolienė išvirta, pomidorai džiūsta, bananai džiūsta, maistas sutvarkytas, sudėtas. Žodžiu, sriubytę vakar išviriau, kokią skanę. O dievai, kaip skanu buvo. Burokėlių sriubytę, bet tokio skanumo. Įdėjau ir pomidorų, ir paprikos, ir bulvių, ir morkų, ir burokėlių, ir prieskonių, ir svogūnų, ir česnako granulių. Nu, žodžiu, ten smukėt paprikos, tai yra dūmo skonio paprikos. Druskos, prieskonių dar visokiausiai, žodžiu, tobula sriuba buvo. Sakyčiau, be neskaniausia, kokia yra, nes įprastai kai verdi. Jeigu tu įpili daug vandens, tai tiesiog tarp to vandens ir verda. O ten gavosi, kad vyrė tarp tų burokėlių, kaip ir sulčių pavadinkim. Tai dar tik truputį reikėjo tarp vandens, žodžiu, tobulai skaniai gavosi. Bet vaikus nuvežiau, vyrelis mažiausiai yra ofise, laukia manęs. Užtikau Lidlą čia kur prie pat. Ir vakar neradau tų prieskonių iš Lidlo. Iš tikrųjų, jau 2 savaitę neradau ir galvoju, prasuksiu pro šitą Lidlą, kur prie namų, ir pažiūrėsiu, gal bus. Tai žinau, kad šitie va, sriubos prieskoniai, išpirkti, iššluoti 2 savaitės buvo, jeigu nedaugiau. Ir žodžiu, nusipirkti negalėjau. Bet dabar, va, šiandieną nuvariau, nusipirkau tai 4 pakelius, nes jeigu aš daržovės kepu, o arklytėje, tai tie sriubos prieskoniai išeina vienam kepimui. Nu, jo, vienam kepimui ant 2 skardų. Ir iš tikrųjų sudėtis gera, druska, morkos, svogūnai, petražolės, pastarnokai, česnakai, ciberžolė, krapai, raudonosios salčiosios paprikos.
kario prieskoniai, ciberžolė, kalenda, garstyčios, ožragė, druska, bazilikai, salierai, porai, juodieji pipirai, peletrūnas, imbierai. Žodžiu, labai šitas skanus prieskoniai. 5 centų, kiam 9 ar kiek ten kainuoja, bet labai skanus ir jų pirkti yra iš tikrųjų sunkoka rasti. Panašus skonis su salva ar kažkas, kur aną dieną pirkau, bet aš jau išnaudoju šiandieną juos ir nebeturėjau. Tai jie yra labai panašus skonio, tik tie yra gerokai gaunasi pigesni negu tenai. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą maisto apsipirkimą. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas yra labai svarbus. Iki kitų video. Thank you.